Labą dieną, su jumis aš, Gidūnė profesorė Dalia Sekmokienė. Labai daug žmonių rašo apie cholesterolį, prisiklausę įvairių feikų, rašo tiek apie kepenis, tiek apie cholesterolį. Nors cholesterolio problema nėra labai paprasta, jo tikrai nemažai reikia organizmui. Bet šiandien apie tai, kad jūsų širdelės kraujagyslėse gali susidaryti cholesterolio sankaupos tik 10% kraujo tėkmės ir tikrai gali įsivystyti ūmus infarktas, dėl to šuntuoja net širdeles. Bet žmonės dažnai vien mityba ir gyvenimo būdu gali blogojo cholesterolio sankaupas bendrai organizme, širdyje, kai jau tokia padėtis, tai labai sunku. Čia reiktų atskiro video. Ir aš pakalbėsiu, kaip kepenys ir cholesterolis susiję. Ir kodėl kepenų sveikata turi labai didelę įtaką cholesterolio blogojo, ypač blogasias, tai mažo tankio lipoproteinai surišimui, nes jis kaip ir užkemša kraujagyslės. Taigi kepenų detoksikacija natūraliais būdais ir cholesterolio mažinimas kartu natūraliais būdais dvi temos, be papildų, bet kai kada jie turi prasme. Nes, paprasčiausiai ir žoleles galima vartoti sumaltą, sudžiovintą, susigertą arbatą ir gausim ne tik tai ištrauką, bet ir pačią žolelę. Tai tada net nežinai, ar čia vartoji žolelę ar papildą. Taigi kepenų ryšys su cholesteroliu. Ir matot, kad labai blogai, jeigu kepenys suriebėja, ir atskiri mano video ir jų daug. Aš šiame pristatyme papuošimui paprastai naudoju kažką tai iš Google randamų nuotraukų, o čia įdėjau savo kitus video apie kepenis, kad jūs jas pasižiūrėtumėt, nes tikrai padariau daug, nes kepenis tai cheminė laboratorija, tai ir amino rūgščių sintezė, ir hepatocitų veikla, ir kodėl juose ten, sakysim, susidaro cistos, pas mane yra video. Kodėl labai svarbu geros kokybės tulžis ir jos nutekėjimas, emulguojantis ne tik riebalus, bet sunaikinantis grybelius. Apie tai kitose video. Čia tiesiog apie kepenis ir mitybą ir kodėl kepenų veiklos pagerėjimas sumažina blogojo cholesterolio kiekį. Taigi, kas yra kepenys? Tai didžiausias vidaus organas. Vienu metu virš 500 funkcijų. Aš jau visas beveik paminėjau, dar nepaminėjau tą, ką dažnai sakau, kad gali ir turi aktyvuoti skydliaukės fermentus ir detoksikuoti. Apie tai, kaip jos detoksikuoja, tai yra kaip suriša įvairius nuodus, vaistus metabolizuoja, kaip suriša biogeninius aminus iš rūkytų dešrų, kaip suriša heterociklinius, policiklinius aminus, kurie susidaro kepant mėsą aukštoje temperatūroje. Laukite kito mano video. O šiaip svarbiausia funkcija yra detoksikacija tiek iš išorės gautų nuodų vaistų, tiek maisto technologijų metu susidariusių vidinių endogeninių nuodų arba dėl blogo virškinimo. Blogas virškinimas turi omeny prasta skrandžio veikla, per mažai pepsino, neįsisavinimas plonoje žarnoje, SIBO ir kiti visokie nuodai, kurie labai trukdo tiek maisto įsisavinimui, tiek slenkant maistui žemyn susidaro vis daugiau nuodų, o tai apkrauna kepenys, jos viską turi detoksikuoti, kartu apkraunami ir inkstai. Tulžies gamyba, cholesterolio reguliacija. Šiandien didesnį dėmesį cholesterolio reguliacijai, labai trumpai. Yra energijos apykaita, kepenys turi savo mitochondrijas, kaip ir kiekvienas organas, bet kepenų mitochondrių veikla ypatinga, nes dar kepenys sukaupia savyje vitaminų, mineralų, apsaugą turi glikogeno. Jeigu jums kartais pritrūktų Krebso ciklui reikalingų medžiagų ir kristų jūsų temperatūra, tai pirmiausia panaudos glikogeną, nes nukritus temperatūrai jūsų laukia mirtis. Taigi daug dalykų atlieka tos kepenys. Kodėl kepenys suriebėja ir ką daryti, aš turiu savo video, pasižiūrėkite. Ir ar kepenims reikia detokso. Kepenys pačios nuolat detoksikuojasi, bet sąlygas daryti. Tai detoksikacija aišku būtina.
Detoksas tai yra jų palaikymas. Ir mes negalim vykdyti to detokso, jeigu niekada nesuskatinam autofagijos procesų apie tai atskirai, tai yra ląstelių remonto, pasniko, kai mažesnis kiekis maisto, tada mažiau darbo ir kepenį, mažiau tulžies gaminti ir mažiau nuodų gauna. Kaip valgomas nesveikas maistas, kuris apkrauna kepenis, perdirbtas maistas, alkoholis, cukrus, jų tarpe grina fruktozė, saldinami kai kurie piragai. Ir iš uogų nedidelis kiekis labai naudinga, nes kartu su antioksidantais ir prebiotikais uogose yra fruktozė ir gliukozė, bet čia turim omeny tą fruktozę išskirtą dažnai iš įvairių kukurūzų ar kitų maisto produktų. Ir ta fruktozė paprasčiausia kaip sacharozė saldinami gaminiai. Ir mažas judėjimas, liemens sukimas labai padeda. Ir bus ir lieknesnis liemuo, ir kepenų darbas geresnis. Čia va, kaip vyksta detoksikacija. Pirma fazė - toksinų aktyvinimas. Reikia arba juos surišti, arba specialiai išskaidyti. Tai dar kartą paminėsiu, kad bus visiškai atskiras video, labai detalus. Antra fazė - tiesiog neutralizavimas, tai irgi kažką prijungiant, atjungiant ir pašalinant išlapimą per inkstus. Tai tam reikia specialių amino rūgščių, labai daug antioksidantų. Irgi čia neįdėjau video, bet video apie senėjimą yra apie antioksidantus, kas jie yra, kaip jie veikia, svarbiausia jų stiprumą. Antioksidantas antioksidantui nelygų. Kaip alkoholinis gėrimas gali būti 10, 20, 40% alkoholio. Taip pat antioksidantai vienus lyginant su kitais netgi 100 kartų ir daugiau gali būti stipresni, stipriausi yra spalvotose uogose, o patys stipriausi prieskoniuose, kad ir nedaug. Dar ir daug B grupės vitaminų reikia. Dabar kepenys gamina cholesterolį reikalingą įvairiom kūno funkcijom, nes cholesterolis eina net į ląstelių membraną, gaminasi kai kurie hormonai, bet atidirbęs cholesterolis arba mažo tankio cholesterolis turi šalinamas per kepenis, per išsiskyrusią tulžį. Ir sutrikus kepenų veiklai didėja mažo tankio lipoproteinai, čia angliškai low density lipoproteins. Mažo tankio cholesterolis, mažasis, mažiukas, atsiminkit, mažas yra blogasis. Ir tulžies gera gamyba yra pagrindinis šalinimo kelias, aišku, visa gera kepenų veikla. Ir reikia skatinti tulžies gamybą ir nutekėjimą. Kartumynai, pelynai, kiti išgerti po valgio skatina tulžies nutekėjimą. Perskaičiu atsiliepimus, matai, labai aktyviai reiškiasi smalinės šeimininkas ir jis jau visur nuo visų lygų, bet tikrai jo produktai yra geri, naudokite, reklamą jam padarau tik todėl, kad perskaičiau atsiliepimus žmonių, kažkas pasakė, nu kam, ar jums padėjo ar ne. Ir gaminam pagal senoviškus receptus. Taigi nedidelį kiekį pavartokit, kam blogai nuteka tulžis, bet keiskit. Nepasitikėkit, kad vienas produktas visą laiką galės pagerinti jūsų sveikatą. Žoleles vartokit kuo įvairesnės. Tulžies nutekėjimai yra atskiras irgi mano video, aš jį parodysiu, ir tulžies nutekėjimai karčio žolelės pavalgė. Kodėl tas kyla blogasis cholesterolis? Padidėja. Per daug cukraus, insulino rezistencija, kai insulinas pavargęs, mes valgom daug cukraus ir jis nebetrakina ląstelės ir neįveža. Kraujyje jo daug, o ląstelė badauja, už tai mums labai silpna. Jis tarsi traukinukas su vagonėliais turi įvežti. Iškrautos vagonėlių cukrų ir ląstelė tada krepso cikle perdirba gliukozę į ATF, tai yra mūsų energija. Ir jeigu to nevyksta, tai gali labai sunkiai nustatyti, dar nėra antro tipo diabeto, nes cukraus nėra per daug, tik ties viršutinė riba kraujyje, bet ląstelėje nėra, o to nenustatysi. Tai nustatomas tiesiog insulino kiekis, jo gyvybingumas, yra daug rodiklių, jūs tarkite su savo endokrinologu. Nors silpnumo kaip reiškinys gali būti ir miego trūkumas, ir bet kurios autoimuninės, onkologinės ligos pradžia, ir labai didelis pervargimas, depresijų pradžia. Ir pagal kinų mediciną tai dar daugiau ten įvairių priežasčių yra, dėl ko mums labai silpna ir bloga. Tai vien silpnumas ir blogumas nereiškia, kad yra metabolinis sindromas. Taip pat turiu nemažai video apie jį, pasižiūrėkite. Tam svarbiau galbūt talijos apimtis, jeigu moterim virš 90,
vyram virš 102, tai bei garantuotai jum yra metabolinis sindromas, tai yra riebalai atsideda ant pilvo ir insulino rezistentiškumas labai blogai veikia kepenis, didės ir cholesterolis. Mažai skaidulų, šiaip prasta kepenų funkcija, reiškia, jos yra ilgą laiką alintos, perdirbtų keptų maistu, alkoholiu, mažai judėjimo, galbūt persirgę paprastąją geltą hepatitu A ir taip toliau, taip toliau. Tai reiškia prastesnė, silpnesnė kepenų funkcija. Ar detoksikacija mažina cholesterolį? Taip, jei pagerėja tik tai kepenų funkcija ir labai pyktis, agresija pažeidžia kepenį iš kinų medicinos, bet daug ir įrodymų mokslinių šiuolaikinės medicinos klasikinės, kad neigiamos emocijos silpnina kepenų veiklą. Kaip išvalyti protą nuo triukšmo, mentalinis detoksas, pasižiūrėkit mano video. Ramybėje daug labiau norėsis ir sveikiau valgyti, ir judėti, ir kažką gero daryti. Taigi detoksikacijos metu gerėja kepenų funkcija, mažėja uždegimas, gerėja tulžies nutekėjimas. Net jei papildai ir mytybą be gyvenimo būdo pokyčių, nes reikia gyvenimo būdo pokyčius, ne tik mytybą keis. Gyvenimo būdas tai laiku atsiguls, gerai išsimiegoti, nespaksot vakare 7 valandas į televizorių iki paryčiui, judėti gamtoje, daryti liemens tokius pratimus arba lankstymosi, kad šonai judėtų, specialius tempimo pratimus. Yra netgi mankštos, kurios gerina kepenų veiklą, kad tulžis geriau nutekėtų. Yra iš kinų medicinos mankštos ir tempimo pratimai kepenų kanalo funkcijai gerinti. Visą tai irgi paieškokite mano kanale, yra playlist lietuviškai grojaraštis mytyba ir gyvensena kepenų veiklai pagerinti. Labai labai daug video, ten virš 20. Taigi pasnikas ir autofagija. Autofagija tai ląstelių remontas, labai stiprina imunitetą, bet labai išsivalo kepenis. Jos ir padeda stiprinti imunitetą. Gali būti, kad protarpinis badavimas, nes po 12-16 valandų nevalgymo aktyvuojama jau autofagija. Nauda mažėja riebalinės kepenys, suriebiai gerėja metabolizmas. Nes ne vieną straipsnį perrašiau, bet kas nori, čia labiausia tokie yra lengvesnio stiliaus, gal pasakyti, bet ne mažiau moksliškai verti. Ar pasnikas tinka visiems? Aš visada parašiau, pasnikas atjaunina kūną, beveik visiems. Bet ten galbūt nesurašiau šitam savo video, neakcentavau kontraindikacijų. Nu, aišku, nešiosiom netinka, nebent pasninkų laikysime tai, kad jos ten 3 dienas valgė pyragus su daug kugelio, visą kitą ir nusprendė valgyti troškintas daržovės 2 dienas, tai čia jų toks pasnikas nepakenks su kažkokiu virtu kiaušiniu. Sergantiems diabetu tik tai specialus labai, su priežiūra. Ir labai mažas svorio, aišku, žmonėms netinka. Maistas kepenim to. Yra labai daug mytyba ir papildai kepenim mano video irgi virš 10. Gal peržiūrėkit šį video, kas sveikiau, grūdai, daržovės ar uogos, nes labai daug kas galvoja grūdai, bet juose daug fitinų, kas trukdo geležies įsisavinimui, kitų lygų. Ir turit kepenim detoksikuoti, vartoti labai daug žalių daržovių, jeigu jūsų kasa stipri arba troškintų. Arba ir tų avinžirnių. Matot, brokoliai, kopūstai, česnakai, svogūnai, burokėliai, morkos, uogos. Ar po 50 gramų. Juose labai gausu antioksidantų. Labai daug vartoja troškintų daržovių, panašiai kaip mes, kaip balandėlių, bet dažnai be mėsos, bet jie daro viską, visokias kitokias daržovės supjausto, tai neiškrenta ir apačioj gali būti, nes pastato orkaitėje troškina, supjausto įvairias į cukinės panašias daržovės vidų įdaro ryžiai, bet ne visada ryžiai ir kitų truputį kruopo, kartais vien daržovių. Morkos, uogos, nedideliais kiekiais daržovių sultis. Labai svarbu cholesterolio blogojo sumažinti, vartoti prebiotinių skaidulų. Tai yra ir ilgos grandinės maistinių skaidulų, jos yra kaip šluota, pasižiūrėkit šitą. Geri ir blogi angliavandeniai, kuo skiriasi. Blogiai tai yra cukrus, fruktozė, o geriai yra krakmolas, iš jų mes gauname energiją, jis eina į Krebso ciklą ir padeda kepenim, turi būti mažo glikeminio indekso, tai yra lėtai patekti į kraują,
nedidint insulino rezistentiškumo. Ir tai yra daržovės, troškintos daržovės, troškintos, virtos garuose, išvirtos išvis arba orkaitė keptos. Ir prebiotikai tai skaidulos susidedančios iš maždaug 10-20 monosacharidų. Ir jos suriša cholesterolį žarnyne, padeda jį pašalinti avižos, sėklos, daržovių. Daug daržovių troškinių, kad ir žirneliai. Sveikieji riebalai. Mums labai trūksta polinesočiųjų riebalų rūgščių, nes tuom valgyti linų sėmenų, judros ir kitus aliejus, kanapių, linų sėmenys gydo. Aš labai parašiau, kad moterim estrogenai vaikam nesusidarys, nes šie yra fitoestrogenai, jie tiesiog gali virsti moters organizme, vyrų ir vaikų ne estrogenai. Labai daug polisacharidų, aišku, tam tikrų rūgščių, kurios pakeičia, turi šiek tiek struktūrą ir virsta ta omega 3 riebalų struktūra, kuri gydo. Ir anksčiau lietuviai mažai valgė riebios žuvies ir iš linų sėmenų, judros, kanapių gavo nemažai ir magnio, apie kurį daug rašiau, nes tikrai dabar šiais laikais magnio trūksta dėl to, kad magnis ir kalcis yra tarsi buferinė sistema ir jeigu mes kraujo pH išreguliuojam į šarminę pusę gerai, jeigu į rūgštinę, vartodami daug mėsos, ypač keptos, bulkučių, bandelių ir cukraus, tai tada, jeigu reikia labai greitai pašarminti, tai reikalingas kalcis ir magnis, jo nėra maiste, tai iš kaulų. Tai mums reikia stengtis, kad vis tik maiste būtų, nors magnis toli gražu ne vien tam. Aš turiu apie magnį, apie magnio formas, apie magnio citratus, bisglicinatus ir visas kitas formas specialų video. Čia neįsidėjau, norėsit rasit. O taip sveiki riebalai yra omega 3, žuvis ir linų sėmenys, kaip sakiau, judra, kanapės, alyvuogių aliejus, avokadai. Vengti transriebalų, tai yra perdirbtų sukietintų aliejų, kuriuose jie yra visose batonuose, bulkuose, jeigu jūs jų ne patys kepėte. Tai stipriai perdirbtų aliejų, stipriai perdirbti, tai ne pirmo spaudimo rafinuoti aliejai, kurie ilgai laikosi. Ir įvairias žoleles. Aš ne visas paminėjau. Pasaulyje tai mergaitė, silimarina, sili, į trumpoji. Ciberžolė, kurkuminas, imberas o Lietuvoje kiaulipienė, tulžiai, dilgėlė, pelynas vyriškinimui. Tai tikrai ir dilgėlė labai priešuždegiminė ir dabar jau įrodyta, kad jinai visiškai netirština kraujo. Čia seniau buvo taip manoma. Ar papildai būtini? Nebūtini daugeliu atveju. Mityba sureguliuos tiek kepenis, tiek cholesterolį, bet jeigu jau arti užsikimšimo ir taip toliau, ir jūs jau labai nenorite tų statinų gerti, klauskite, pirmą mitybą keiskite. Vien žolelės nesumažinsim cholesterolį. Taigi tada reiktų trumpam pavartoti. Jau, kaip sakoma, pasirinkti, ar biskį apgadintą organizmą arba mirti, nes labai daug žmonių aš pažįstu savo. Aš visada kalbu tai iš patirties, ką ir arba iš mokslinių straipsnių. Iš patirties, ką mačiau, vis dėlto 68 metai. Aš mačiau žmonės, kurie išsioperavo ir gyveno 70 metų išsioperavo, dabar virš 80, nes jų kraujagyslių spindis buvo 10% ir mažiau dėl cholesterolio, valgė pagrindė mėsą. Mačiau žmonės, kurie atsisakė tos operacijos. Buvo ir asocialūs, ir buvo, kas labai bijojo tos operacijos, kai kurie dar gyvėjo, kai kurie labai greit mirė. Ir tada tu turi pasirinkti. Jeigu labai drastiškai kartais ir negali pakeisti, nėra tų virškinimo fermentų, kasa neprisiderinus, mikrobiota prie to kamgyščio. Tai geriau porą mėnesių statinus, kaip ir antibiotikai kartais jie reikalingi, kad mums nenumirtum, nors mes visi žinom, kad jie kenkia. O paskiau produktai ir papildai cholesteroliui mažinti. Taip pat maistas ir papildai kepenim. Papildai turiu omeny daugiausia žoleles ir beveik vien žoleles ir prieskonius. Nes tik specialiuose situacijose reikalingi papildai. Labai specialiuose vaistai. Kas labiausia kenkia kepenim? Alkoholis, daug cukraus, perdirbtas maistas, kuris ilgai laikomas su įvairiais konservantais. Vaistų perteklius, visi nori, kad kuo daugiau išrašytų, padeda ar ne. Visų vaistų perteklių.
Ieškokite visada priežasties, kodėl susirgot. Tai aš pasakiau, kad aš nežinau savo feritino, sako, jūs homocisteiginą visiems liekat nusistatyti, o feritino savo net nežinot. Tai aš parašiau, kad aš pasidarysiu. Matot, homocisteiginas parodo, kad jau nebevyksta antioksidantų gamyba kepenyse ir su maistu gautų antioksidantų įsisavinimas dar daug, kad netgi kai kurių hormonų, fermentų gamyba nebevyksta metilinimo procesai, kurie reikalingi, kad fermentai, hormonai virstų vieni kitiems. Tai parodo bendrą organizmo būklę ir tiesiog kiek metų jūs gyvensit. Nes padidėja mirtingumo rizika su kiekvienu vienetu virš 10. Jeigu turi, nes apskritai organizmas nebeveikia. O feritino mūsų maiste, kadangi yra geležies, jeigu jūs ne veganas, ne vegetaras, pirmiausia, nepilti. Aš nesakau, kad būtinai nepilti. Pirmiausia, išsiaiškinti priežastį kartu su gydytojo pagalba, galbūt taip pas gyvensenos medikus. Kodėl organizmas nesintetina feritino? Tai dažniausiai irgi būna pavargusios kepenys, jos turi suformuoti šulinėlį rentinį iš tam tikrų baltymų. Labai sudėtinga, pasižiūrėkit pas mane feritino sintezę. Ir ten primesti 4500 geležies atomų. Ir ne geležies perteklius ar trūkumas sąlygoja, kad nėra feritino, perteklius, tai retai, jeigu į kraują lašinam, tai aišku, jau stengsis iš paskutiniųjų kažkaip sumažinti, nes kraujyje perteklius kenkia. Ir kiekvieną kartą, kaip vartojat statinus, kaip vartojat antibiotikus, tai kaip vartojant skystą geležį, kažkodėl skystą geležį nebijo vartoti, cholesterolstatinus bijo. Statinai sumažina cholesterolį, šiek tiek kenkdami organizmui. Skista geležis pakelia feritiną, šiek tiek kenkdama organizmui. Reikia surasti priežastį. Cholesteroliui galim surasti priežastį, feritinui taip pat galim surasti priežastį. Dažniausiai irgi būna prasta kepenų veikla, bet prasta viso virškinimo trakto veikla, kam reikalingas nedidelis pasnikas, negalima tik aišku, jeigu ten hemoglobinas 90 ir tu dar pasnikavus. Ne. Viskas daroma su protu. Arba parenkami visai kiti maisto produktai, kad visos gleivinės užgytų, nes geležis keičia net valentingumą įsisavindama ir turi labai svarbu būti žarnyno gera būklė, žarnyno gleivinės. Taigi kenkia kepenų alkoholis, cukrus, perdirbtas maistas, vaistų perteklius ir kepta mėsa. Ir čia moteris man parašė, kad jinai kažkur perskaitė, bet davė IGI. Tai yra geminė, yra dirbtinio intelekto porūšis, kad nieko čia blogo ir ne visas B žūsta, ne visas, bet jinai, matot, ką reiškia kepimas. Galima vos apkepti ir po to troškinti. Bet aš kalbu apie aukštą temperatūrą, apie tai, kad ant anglių kepama mėsa, ant grotelių šašlykų. Kai aukštoje temperatūroje 200, tai B12 be abejo žūsta. Ir tai galite įsitikinti žiūrėdami mokslinius straipsnius. Geminė nėra moksliniai straipsniai, visada reikia remtis jais. Taigi perdirbta kepta mėsa ir mūsų lygos. Bet čia aš kalbu daugiau ne apie B12 trūkumą, jį galima iš kitur papildyti, bet apie heterociklinių, policiklinių ir biogeninių aminų ir nitratų kiekį, kuris labai kenkia kepenims šituose produktuose. Judėjimas, bet koks judėjimas, netgi biohaikingo, vagos nervo stiprinimo irgi reikalingas judėjimas. Parasimpatiniai nervų sistemai sustiprėjus geriau įsiskiria tulžis ir visi vožtuvai ir širdies ir reiškia skrandžio, kai yra visoks refliuksas, gerl ir taip toliau, tulžinis refliuksas, skatinant geresnę parasimpatinės nervų sistemos veiklą gerės jūsų organizmas ir tai padės mažinti mažo tankio, tai yra blogojo cholesterolio kiekį. Vanduo. Būtinai dehidratacijos metu labai blogai nuteka tulžis. Būtina skatinti, išmokti tiesiog ir skatinti vaikus daugiau gerti. Vanoju apie kepenų veiklą, kaip pagerinti tulžies nutekėjimą. Nors čia kiek kiti metodai, ne vandens gerimas, bet aš pridėjau, kad jūs pasižiūrėtumėte. Šiaip vanduo skatina šalinti toksinus ir labai daug ligų galim taip išvengti. Ir realus detokso planas. Tai 80% natūralus maistas. Galite 3-4 dienas vien troškintos daržovės, paskui vesti kiaušinį, avinžirnius, lečius, po to virtą mėsą. Protarpinį badavimą mėginkit daug daržovių, labai mažai cukraus ir reguliarus judėjimas. Ir labai mano šitas video populiarus
Nežinau, kodėl populiaresnis nei kiti. Mityba, kuri gerina skrandžio ir kepenų veiklą ir žmonės dėkoja, kartais parašo man ir į paštą, kad labai pagerėjo jų veikla. Ir išvada. Kepenys detoksikuoja pačios, tik susidarykit sąlygas. Svarbiausia neapkrauti. Cholesterolis susijęs su kepenimis, natūralūs metodai veikia, jei taikomi nuosekliai. Todėl visiems labai visada linkiu sveikatos, nustoju dalintis ekranu ir pasistengkite artėjant vasarai suimti save į rankas ir susidaryti kažkokį planą mintyse. Paprasta, keli žingsnius, paskui pridėkite juos įsisavinę dar kelis kitus žingsnius. Ir tikrai būsite daug sveikesni, o cholesterolį, kaip parodė UFOS sanatorijoje atliktas eksperimentas, gydytojai ir jų vaikai jų laikėsi jo, norėdami tikrai įsitikinti, nes ten užsienio mokslininkai gyvensinus medikus mokė ir realiai nustatė cholesterolį ir po jų dietos, po 2-3 mėnesių sanatorijoje valgė 2-3 savaitės, po to namuose buvo sudaryta dieta. Taigi laikykitės, žmonės, visais frontais, mintimis, jausmais ir kūno įpročiais, valgymu, judėjimu, gerinkite savo sveikatą. Sėkmės jums!